už tėvynę buvo skelbiama senovės romėnams. Lietuva niekada nepakluso prievartai. Istorija primena mums, kad lietuviai visais laikais gynė savo laisvę ir nepriklausomybę. Tauragės senosios miesto kapinės priglaudė ne vieną laisvės tėvynės gynėją. Lietuvos savanorio Prano Litvino kapas Tauragės kapinėse. Paminklas nepriklausomybės kovų savanoriui Leonui Kybartui. Partizanų Šatkų motinos kapas. Ryškiausias laisvės kovų laikotarpis partizanų kovos. Tauragės krašte kovojo Kęstučio apygardos partizanai. Čia kovas už Lietuvos nepriklausomybę kelią pradėjo Jonas Žemaitis Vytautas, vėliau 1949 metais išrinktas Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio tarybos prezidiumo pirmininku. 2009 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo deklaracija pripažintas Lietuvos valstybės vadovu, faktiškai vykdžiusiu Lietuvos Respublikos prezidento pareigas SSRS okupacijos metais. Nepalaužiama partizanų dvasia. Atiduoti tėvyniai, ką privalai, jiems reiškia kovoti iki paskutinio. Kęstučio apygardos partizanai. Nuotraukos iš asmeninių partizanų Onos Lešinskaitės, Švedienės, Leono Laurinsko, ryšininko Jono Osgirdo archyvų. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl paminklo Kęstučio apygardos partizanams atminti. Paminklas atidengtas 2009 metais, gegužės 30 dieną, Tauragėje vykstant miesto dienoms, Tauragiškiai tūkstantmečiui. Tauragės mieste yra viena garsiausių visoje Lietuvoje sovietinio genocidų paminklų, buvusi NKVD būstinė. Pagal ankstesniojo namo šeimininko pavardę Tauragiškių paprastai vadinama Šubertinė. Saugumiečiai jame buvo įsikūrę 1945–1954 metais. Čia buvo įrengtos kelios kalinimo kameros bei tardymo kambariai. Šubertinės sienos mena baisias kančias, šimtus sulaužytų likimų. Spėjama, kad Šubertinės kieme užkasti 1947 metais žuvusio Kęstučio apygardos vado Juozo Kasperavičiaus Visvydo palaikai. Daugiau apie liūdną šio pastato praeitį galima sužinoti kovų ir kančių istorijos muziejuje. Užkasti, atvežti, nužudyti. Bet bendrai čia sėdim mes ir buvusio Šuberto vokiečio namo sodyboje. Čia tas namas čia yra. Čia jo buvo, paskiau, reiškia, prieš karą jis išbėga į Vokietiją. Ir paskiau okupantai vieni ir kiti naudojasi, kariškiai. Ir rusai pirmą kartą, antrą kartą pradėjo kišti į kalėjimus, mušti, žudyti ir taip toliau kankinti. Man teko taip pat čia būti 5 mėnesius, gavau į kailį kaip reikiant. Nu, paskiau mes, žinoma, būdavom apie 100 kalinių laikomi. Bet keisdavosi, tai daugiau, tai mažiau. Ir čia per naktis gaudavo, buvo didelį reksmą, ypat moterišką šaukdavo, kai kankindavo. Naktimis vis kankindavo čia. O paskiau, nu, tai čia dabar ilgą pasakymą, paskiau mes buvom, nu, vieni taip, kiti taip, išvežiuoti į Sibirą arba į lagerius kitur. O paskiau, kai sugrįžom, sakysime, čia jau Lietuva atsirado, tai mes galvojom vis pastatyti čia paminklą, nu, įkurti muziejų čia. Laisvės kovų vietas, žuvusiųjų atminimą įamžino pastatyti paminklai kryžiai. Šis kryžius stovi Stirbaičių kaime. Šiandien negausios kaimo sodybos išsimėčiusios šiauriau Tauragės Sartininkų kelio. Nuo jo atsišakojantis žvyrkelis veda iki Janušių sodybos, daugiau kaip kilometrą. Dar 700 metrų paėjus pėstute lauko keliuku pasiekiamos Stirbaičių kapinaitės. Jų pakraštyje iškilęs aukštas medinis kryžius 1950 metais žuvusiems partizanams. Kas įvyko šioje vietoje 1950 metais? Knygoje Laisvės kovų aukos pietų Žemaitijoje radome tokią informaciją. Saugumui pavyko užverbuoti kuopos vadą Fricą Gaubtį Vytautą. Jo įsakymu gegužės 7 dieną Žalgirio būrio partizanai, vadovaujami skyrininko Zigmo Šatkaus Šiaurio, atvyko prie Stirbaičių kapinaičių. Čia jų laukia pasala. Iš kulkosvaidžių ir automatų papliupusi ugnis pakirto priekyje ėjusius Zigmą Šatkų Šiaurį, jo brolį Alfonsą Šatkų Dobilą, Vladą Lukošių Mėnulį, Juozą Bušininką Vijūną, ryšininką Kazimierą Gužauską Slapuką. Dar 3 partizanai ėjo šiek tiek atsilikę.
Zenonas Paulikas Klajūnas ir Jonas Trijonis Marsas, pastarieji du vėliau buvo sušaudyti, Ona Lešinskaitė Akacija sprogusios skeveldros buvo sunkiai sužeista į kairį šoną. Vienintelė likusi gyva Ona Lešinskaitė prisiminimuose teigia, kad liko gyvi ne Jonas Trijonis ir Zenonas Paulikas, o Vincas Eičas Laimutis žuvo 1951 metais Urkliuose ir Lukošius Danielius Maironis žuvo 1950 metų rugpjūčio 8 dieną Tyrelio miške. Apsupties metu dengė atsitraukusius draugus, pasibaigus šauniams nusišovė. Broliai Vladas ir Danielius Lukošiai. Ta gegužės naktį žuvo du broliai Alfonsas ir Zigmas Šatkai. Tai brolių Šatkų mama ilsisi Tauragės senosiuose kapinėse. Deja, sūnų šalia nėra, niekas nežino, kur jų palaikai. Prie kapo dažnai sutiksi brolių bendražygę Oną Lešinskaitę, švedienę. Jaučia pareigą žuvusiems draugams, kuriuos dažnai prisimena, sapnuoja jaunas. Kaip ąžuolas girių puikus, lauks teismo dienos paskutinės. Taip nelaužyk savo rankų, kaip beržo šakas, kad laužo užrūstintas vėjas. Tau dar liko sūnų, kas tėvynę praras, antros neišmels apgailėjęs. Knygoje Laisvės kovų aukos Pietų Žemaitijoje minėti partizanai Jonas Trijonis ir Zenonas Paulikas kovojo Šilalės Skaudvilės apylinkėse. Partizanų ryšininkės Zofijos Venskutės sūnus Kęstutis Balčiūnas Lietuvos ypatingajame archyve byloje numeris 1980603 surado žinių ne tik apie savo motiną, bet ir apie tų partizanų tolesnį likimą. 1950 metais, švenčiant Velykas, padedant tam pačiam išdavikui Fricui Gaubčiui, netoli Tauragės pas vieną medicinos seserį vardu Liucija, spėjama MGB agentę, panaudojus specialias priemonės, užmigdomi bei suimami partizanai Zenonas Paulikas, Jonas Trijonis. Vėliau kažkas iš partizanų artimųjų su Liucija aiškinosi suėmimo aplinkybės. Pastaroji tvirtino esanti niekuo dėta. Apnuodytą degtinę atsinešęs Gaubtys. Vėliau bendroje byloje kartu su partizanu Žičkumi 1951 metais gegužės 17 dieną sušaudyti. Stirbaičių kautynių dalyvė Ona Lešinskaitė, švedienė, gyvena Tauragėje. Esu Lešinskytė, švedienė, Akacija, jūros arba Žalgirio būrio, eilinė partizanė, areštuota 51 metais ir atvežta čia į Šiubertinę. 2 dienas buvau laikoma, kol atvažiavo iš Vilniaus kažkoks tai aukštas viršininkas, buvau paguldyta, kaip tik tas spardė mane, šaukė banditką kokį tai parvežė, kol nedavė leidimą mane neskyri šitą kamerą. Buvau žiauriai tardoma, rytą išvesdavo, vakare parvesdavo, pavalgydavo vakarienę, nakčiai vėl išvesdavo ir vėl rytą. Taip dieną, naktį, 2 savaitės be jokio poilsio. Tiesiog, buvau tokioj būklėj, kad net neatsimenu, ką kartais papasakodavau. Kada vesdavau, kartais prieš pabaigą jau vesdavau pasivaikščioti. Tai po šituo beržu stovėjo sargybinis ir čia buvo iš lentų apkalta, tokia 5 minutės, kiek ten išleisdavo pasivaikščioti. Ir buvo smėlis, kad tuo smėliu vaikščiodavom, tai žemė linguodavosi. Tai tašnip ir sako, ar jūs žinot, ant ko čia vaikščiojat. Sako, čia prieš porą savaičių sukasi partizanus parvežtus, kaip ten nuo akmenų, nekmana, kaip taupė bėg šunyje, nuo šunijos kažkur ten ant krantų, jos 13, kiek ten žuvo. Akacija, toks slapyvardis suteiktas anuomet išskirtinio grožio lietuvaitei.
Gražus jausmas į Akaciją ir Mėnulį, Vladą Lukošių. Tik baisioji naktis juos išskyrė, prisimena ir šiandien garbingo amžiaus 92 metai sulaukusi partizanė. 1950 metų pavasarį mes turėjom stovyklėlę Tyrelių miško plynuosios pakrašty. Mūsų ryšininkas buvo Eigulys. Ir paskui sugalvojom, kad reikia švęsti stasines. Tada visi išėjome į kaimą švęsti stasinių. Nuėję apsistojom pas Baužę ir tenai praleidom dieną, atšventėm. Ir jau ruošėmės išeiti atgal į mišką, atbėgo ryšininkas Kazimieras ir sakė, kad su mumis nori susitikti būrio vadas Vytautas. Šiaurys Šetkus dar suabejojo ir liepė ateiti visiems kartu. Suabejojo, kodėl visiems kartu. Nu, bet kad liepė, tai išėjom visi ir ėjom vorele iš mišką ir kvietėm kapelių. Ėjom visi vorele, bet aš ėjau su 2 Lukošiais. Vieną dar pastumiau pirmin, buvo vienas kažkur išėjęs. Sakau, dabar mes buvom, aš noriu su juo pasikalbėti, mes atsilikom truputį. Ir paskui kiti išlinda pro Arvėlą ir ėjo į kapines. Ir buvo matyti, naktį buvo 12 valandą, prieš tenai kapelę ant kalną, kad šmėkščioja, kažkas bėginėja. Ir pirmieji, kaip užėjai, pasipylė šūviai. Ir aš mačiau, kad jie visi parkrita. O aš lėdau per vielą, man peršovė, jutau, kad per nugarą. Aš pasiryžau bėgti atgal. Kai bėgau per lanką, tai leido raketas, iššaudė iš kulkosvaidžių ir šaukė. Ei, palauk, mergaitė, sustok, nebėk, vis tiek neišbėgsi. O kol kas į tenai to kaimyną, tai tiesiog atsimušė į štekėtus. O pirma manęs ėjęs vienas Danielius Lukošius išbėga visai sveikas. Ir paskui aš parbėgau pas Lešinskių, mane ant žaizdos užpylė degtinės, švarką sudegina ir užkėlė ant tvartą, tenai paskui gydžiaus. Knygos Laisvės kovų archyvas, Aukštaitijos ir Žemaitijos partizanų prisiminimai, Vorkutos politinių kalinių atsiminimai – tai tik dalis knygų, kuriuose atsispindi Tauragiškės gyvenimo patirtis. Išdėstyti faktai ir atsiminimai. Prezidentas Valdas Adamkus už nuopelnus tėvynėje apdovanojo kario savanorių medaliu. Mes žūsime, gal tu išliksi gyva, papasakos apie mūsų gyvenimo kovas. Šį bendražygį pareigojimą gerbiama Ona nuoširdžiai vykdo, kiek leidžia sveikata. Aktyviai dalyvauja renginiuose, nuoširdžiai bendrauja su mokiniais, dalyjasi savo prisiminimais. Kiekviena karta rašo savo istoriją arba istoriją savo. Lietuvos laisvės kovotojų auka įpareigoja mus, išlikusius gyvuosius, šventai įvykdyti jų priesaiką, išsaugoti laisvą tėvynę, stiprinti jos galią ir nepriklausomybę. Dar liko sūnukas tėvynę praras, antros neišmels apgailėjęs.
Sūneli, tėvynė tave šaukia ir vėl laisva bus Lietuva. Sūneli, tėvynė tave šaukia ir vėl laisva bus Lietuva.